Netrukus matysite, kai iššūkiai kvepia adrenalinu, jiems patinka laužyti stereotipus, neišnaudoti greičio rezervai. Ar toks teiginys pateisins lūkesčius? Pačioje karščiausioje laidos rubrikoje Adrenalino užtaisas patys drąsiausi pasaulio ekstremalai parodys, kaip pravarinėti kraują. Pirmą kartą Lietuvoje buvo atlikti ekstremalų šuoliai iš karšto oro baliono. Įvykdžiau savo planą, svajonę su kaupu. Atlikau pirmą šuolį parasparniu iš karšto oro baliono, pasakojo patyręs parasparnių pilotas Dainius Liegus. Be šio ekstremalo šuolius atliko dar du pilotai – Mantas Gegužis ir Jevgenij Blocha. Diena buvo įsimintina, nes pirmą kartą Lietuvoje iš karšto oro baliono buvo įgyvendinti ir du base jump šuoliai, kuriuos atliko Darijus Gečievskij ir Arvydas Vasiliauskas. Ekstremalų komanda tarė didelį ačiū šauniausiai balionistų komandai Smile už naujus istorinius įrašus ir išsipildžiusias svajones. Neseniai dienos šviesą išvydo vaizdo klipas, kurio veiksmas vyksta Barselonoje, o visas dėmesys sutelktas į du riedlentininkus, kurie ne tik važinėjo, bet ir atliko labai sudėtingus triukus. Kilian Martin ir Alfredo Urbon. Šio ekstremalų dueto žvaigždė neabejotinai yra ispanas Kilian, kuris vienas garsiausių pasaulio riedlentininkų. Nuo 10 metų jis mokėsi gimnastikos Madride, tad šie gebėjimai pravertė, kai jis šiame vaizdo klipe ant riedlentės stovėjo žemyn galva. Vienas garsiausių pasaulyje akrobatinių triukų meistrų Džorian Panomarev savo gerbėjams pristatė naują vaizdo klipą. Šįkart 25 metų prancūzas surengė įspūdingą vasaros driftą. Neretai juokais vadinamas padangų gamintojų džiaugsmu, Džorian šįkart nusifilmavo spalvingose gamtos kampeliuose. Ekstremalumas persipynė su įspūdingais antro plano vaizdais sukūrė ypatingą nuotaiką. Vandens sporto gerbėjams sukurtas naujas Romano Orlovo filmukas Wakeboarding Summer End Session herojus Daniel Besedin. Vieta Klaipėda, Svencelės spotas. Svencelė apsupta švelnių formų peizažo ir gamtos draustinių yra viena iš nedaugelio naujų rekreacinių teritorijų Klaipėdos regione. Svencelės spoto svetainėje socialinėme puslapyje ši vieta sulaukia išskirtinio dėmesio, nes dėl vyraujančių vakarų vėjų, lygaus vandens bei seklaus dugno ji viena geriausių ir populiariausių lygaus vandens buriavičių Lietuvoje.
Laidos teritorija bičiulis Mindaugas Plukys, Nissan Nordic Europe atstovas, panašu, kad atrado naują pomėgį filmavimą. Tad džiaugiamės galėdamos parodyti unikalias istorinių, prieskonių kvepiančias akimirkas. Sovietinių laikų automobilių mėgėjai iš užmaršties prikėlė senutėlius automobilius Rygoje surengė lenktynės Gintarinė Volga. Šių metų lenktynėse dėl geriausiojo vardo kovojo per 20 lenktynininkų, o jaunystė nugalėjo patirtį. Lenktynėse Gintarinė Volga žiūrovus labiausiai traukia automobilių amžius ir modeliai, o ne greitis. Bet to, o paskui su tuo nesamtoti. Rubrikoje eksperimentai dar vienas Top Gear projektas. Mūsų žiniomis draudžiamų dopingo preparatų sąraše nėra paramotoro. Todėl mes truputį pagudravome ir padidinome dviračio greitį. Top Gear tiesia pagalbos ranką dviračių sporto meistrams ir sufleruoja apie neišnaudotus greičio rezervus. Jausdami pilietinę pareigą pasidalyti savais greičio receptais, šauniai vyriška kompanija atliko keletą eksperimentų, kurie neabejotinai padidins mūsiškių galimybės pasipuošti Eurotrack 2012 karūnomis ir galbūt sumušti senus rekordus. Čia yra alternatyva dopingui. Naudojant tokią techniką, Londone būtų buvę galima parsivežti ne vieną medalį turbūt ir patekti į pirmus laikraščių puslapius. O šiaip iš tiesų norėjom pažiūrėti, kiek galima greitai važiuoti su dviračiu ir kokie apskritai egzistuoja būdai važiavimo su dviračiu. Tai šiandien buvo pirma bandymų stovyklos diena, rytoj jinai bus dar viena, dar įvairesnių ir dar labiau beprotiškų. Ir jeigu viskas pavyks, tai manau, kad mes galim pretenduoti į Gineso rekordų knygą su absoliučiai greičiausiu dviračio važiavimo tempu. Improvizacija dviračio tema, jėgų išbandymai būsimoje Eurotrack 2012 kovų arenoje Panevėžyje buvo pilni polėkio. Su parasparniu pilotu Jonu Miklojus sumanusis Renaldas sugalvojo sukryžminti dvi stichijas – priversti dviratį tandemą važiuoti naudojant karsonišką paramotorą ir įsibėgėti iki didesnio greičio. Joną tai intrigavo. Velnias nešė tave į tą treką. Išbandyti pagerinti greičio rekordą. Esi ką nors panašaus iškreitęs? Ore rekordą esu pagerinęs Lietuvos, o vat ant dviračio su parasparniu motoru, vadinamu paramotoru, dar neteko. Tai mane visą laiką žavė to, ko dar nebandžiau. Užsikabinti beveik 38 kg sveriantį technikos stebuklą ir sėsti ant dviračio – iššūkis abiems avantiūristams. Aš nesėdėjau gale, bet manau, kad Jonui išlaikyti visą tą Karsono ekipiruotę tikrai nėra paprasta. O man reikėjo tiesiog išvairuoti ir pabandyti išnaudoti viražą, kuris čia yra pakankamai status ir šiaip važiuojant negreitai, tai netgi baisu nugriūti. Važiuojant greitai dar baisiau nugriūti. Žodžiu, bet susitarkėm visai neblogai. Jonas pamąstęs irgi atrado sudėtingų ir pavojingų momentų. Sudėtinga galbūt išlaikyti lygsvarą, o pavojinga tai svarbiausiai savo jėgų nepervertinti. Lygtai nepervertinami ir tvarkoja, o pavojinga tai griūties atveju, aišku, susilaužęs kažką tai galūnės, ar tikrai galima. Po gerą valandą užtrukusių pratybų sukaupę pilietinę drąsą vyrukai pralėkė beveik nestabdydami. Elektroninio sekundanto monitoriuje jau švietė gražūs skaičiai. Geriausias laikas buvo 20 sekundžių ir 90-osios. Tai mes nuo Simonos Krupickaitės net taip stipriai gaunam, gal kokias 4 sekundės. Turim kur tobulėti. Pirmą dieną neblogai, manau. Top Gear komandai nepakako išbandymų uždaroje erdvėje, tad laukia antra improvizacijų apie išnaudotus greičio rezervus dalis. Mes iš tikrųjų bandėm važiuoti žiauriai greitai su dviračiu, nes oficialus pasaulio rekordas, man atrodo, yra ne 260 km per valandą. Bet jie tą greitį pasiekdami naudoja įvairias gudrybės, vėjo uždangas įvairias. Mes tokių sąlygų neturim, tai bandėm vietiniam sąlygom užkelti dviratį ant automobilio, sustiprinti savo galias dyzelinių motoro pajėgom ir gavosi gal visai neblogai. Emocijų daug. Pirmas Lietuvoje greičiausias dviratininkas. Lietuvis aplenks šiandieną šitągi, kaip jisai.
Ta, kur atėmė visus medalius. Bus Dakaras Vilnius kaimas. Check this out, the Master Jane. Jeigu aš nukrisiu, palieku savo šokoladukų kolekciją pusbroliu Tomui. Kaip sako, vaditelis Zažagai. Atvinta. Į šį projektą įvelti radio stoties ZIP-FM laidų vedėją Rolandą Mackevičių mintis Renaldui Gabartui kilo neatsitiktinai. Mat YouTube erdvėje klaidžiojantis beprotiškais pokštais garsėjančios radistų komandos narys yra visiškas vėjo pamušalas. Kadangi baimės jausmas jam iškrito draugė su pieniniais dantimis, savisaugos instinkto pareigos laikinai gulė ant Top Gear komandos pečių. Tai nebuvo itin lengva, nes susiropštęs į pikapo dviračio žmogaus piramidės viršūnę, Rolandas visą laiką kunkuliavo sąmojais ir spirgėjo lyg ant keptuvės. Greičio smagės radistas Rolandas ėmė ragauti nedideliais kąsneliais. Greitis buvo didinamas laipsniškai. Paspaudus ir spidometro rodikliai perkopus 100 km/h ribą, improvizuotame bandymų poligone pikapas pradėjo taip šokčioti, kad Renaldui ėmė graužti sąžinė dėl vargšo radisto patiriamo diskomforto. Rolandas pagaliau prisipažino, kad nuo įtampos šiek tiek maudžia plaštakas, tačiau tikino galįs varyti dar. Deja, kopimą į greičio olimpą šiuo būdu teko nutraukti, nes degalų bakas visiškai išdžiuvo, o atvirkštinė užduotis dviratis tempė visureigį pernelyg sudėtinga. Reikėjo grįžti į civilizaciją. Sudalyvavusios dar viename beprotiškai linksmame ir intriguojančiame Top Gear projekte supratome vieną, kad neišnaudotų rezervų dar yra labai daug. Svarbiausia jausti polėkį, draugauti su fantazijom ir turėti drąsos įgyvendinti tai, kas kitiems atrodytų keista ir norėtųsi pridėjus prie smilkinio pasukioti pirštą. Išskirtiniai pasakojimai apie sporto žmonės, karščiausi ir aktualiausi reportažai iš renginių jau kitoje laidoje, na, o aplankytos erdvės jau internete. Lietuvos ryto televizijos portale tv.lrytas.lt, Facebook profilyje bei laidos interneto svetainėje teritorija.tv. Kitoks pasaulis per kitokią televiziją jau greitai po 2 savaičių. Susitikime. Ir vėl sudie. Kitoje laidoje. Sporto šventė, kurioje ieškosime tobuliausių raumenų ir seksualiausių figūrų. Bei kelsime akis į dangų, kur siautės ekstremalūs skraidantis objektai. Susitikime ir vėl su tais, kurie gyvena kitaip.